Kalbos apie sąnarių sveikatą visada aktualios, nes jie tiesiogiai susiję su judėjimo gale ir skausmu bei lygomis, kai sąnariai nebesveiki. Ypač tas svarbu dabar, kai po žiemos užsisėdėjimo į gryną orą jau išviliojo ne tik sodo darbai ar iškylavimo malonumai, bet ir padidėjęs dėmesys kūno formomis, raumenų tvirtybei ir netgi odos grožiui. Kolagenas – vienas iš svarbiausių pagalbininkų, dalyvaujančių tuose procesuose, nes tinkamas jo kiekis garantuoja gerą fizinę būklę. Iš tikrųjų, jaunimui yra sunku suvokti, kad būtent viskas prasideda iš vidaus, jeigu gydytojas sako, kad tau trūksta halogenų, tai tam sprendimas yra papildai. Su amžium žmonės, jeigu neužsiima fizinę veiklą, tai kaulai šiaip su metais darosi trapesni ir lengviau patirti traumą, lengviau susilaužyti ir sunkiau sugyti paskui. Šių laikų žmonės daugiausiai kreipiasi dėl klubo, sąnario skausmų, stuburo juosmeninės dalies, pečių juostos bei kaklo būklės pablogėjimo. Problemų, kurios yra kompleksinės ir susijusios su nuolatiniu sėdėjimu. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme padidėjusio poreikio. Tikrai kolagenas su amžiumi jo produkcija mažėja ir prasideda tas įvairiai skaitoma, vieniem nuo 25, kitiem nuo 30, ir priklauso nuo genetikos. Dabar, aišku, kolageno vartojimas yra pakankamai dažnas etapas. Tad kas tas kolagenas, kuris tarsi automobiliui kuras, organizmui neleidžia senti, apsaugo judrumą ir grožį, saugo nuo traumų ir vidaus organų veiklos nepakankamumo? Kolagenas yra svarbus baltymas, kurio yra randama visam kūne. Ypatingai daug yra kauluose, sausgyslėse, kremzlėse. Metams bėgant jo gamyba organizme mažėja ir automatiškai dėl to atsiranda įvairių problemų, tiek sąnarių skausmų nykstant kremzlei, tiek silpniau atsistato po raiščių, sausgyslių patempimų, sunkesnis gydymas yra tokios problemos. Kolagenas mūsų jungiamasis audinys, jisai turi įvairių stiprumų, įvairių jungčių, jis skirstomas į kelias klases, į tris klases, skiriasi, kur tas kolagenas yra, kokio ilgio tos molekulės, bet jeigu paprastai šnekant, tai yra toks baltymas, kuris yra ilgos molekulės, susijungia ir kurios laiko viena kitą. Tai būtent kolagenas, kuris yra aplink ir kremzlę, ir visą mūsų jungiamą audinį. Ir taip pat odoje jisai jo irgi yra, plaukai, nagai turi įvairius tipus. Vilnietė Nijolė kolagenu pradėjo domėtis būtent pajutusi brandaus amžiaus kūnui keliamus pokyčius. Kolagenas, tai aišku, yra grožio produktas reikalingas, o ypač moterims, kai jie trūksta, tai ir oda suglemba ir ne taip tu atrodai, kaip norėtųsi. Aš labai domiuosi būtent sveikata, mityba, vitaminais, papildais. Norint būti sveikam, jau reikia pradėti savim rūpintis maždaug nuo 20–25 metų. O kada tau jau virš 50, tai aišku, tau visada kažko trūksta. Su judėjimu tai visada būna problemų. Arba sunkiau tau sekasi atsikelti ryte iš lovos, arba ten kažkur einant suskausta kelią. Tai norisi, kad to nebūtų. Pagrindinis dalykas ir yra judėjimas. Jeigu žmogus visą dieną praleidžia ant sofos atsisėdęs, tai aišku, fizinė būklė, kuo toliau, tuo blogyn eina. Tai bet kokia fizinė veikla yra reikalinga visose, kaip sakyti, ir vyresniam amžiui. Reikėtų stengtis kuo daugiau judėti. Sąnarį pramankštinti vis tiek reikia kiekvieną dieną, kad ir yra tas skausmas, nyksta sąnarinė kremzlė. Automatiškai mažėja to skysčio sąnarinio. Atsiranda trintis tiesiog tarp kaulinių paviršių ir visą tai skatina uždegimą, osteoartritą vadinam. Metams bėgant dažnos tokios lygos kaip osteoporozė prasideda, šiaip pats kaulinis audinys nyksta, ypač jeigu žmogus fizinio krūvio negauna, tai tie kaulai silpnėja su metais. Vystantis artrozė, nyksta sąnario kremzlė, pradeda liaudiškai tariant kaulinis paviršius trintis į kaulinį paviršių, atsiranda stiprus skausmai, uždegimas. Žmogui
apsiriboja labai funkcija dėl to. Nyksta kolagenas, tarkim, viena iš tokių statybinių medžiagų. Su metais tai rekomenduotina būtų kolageno atsargas papildyti. Būtent reikėtų tai ne tik su maistu, jo yra labai sudėtinga tiek, kiek reikia organizmui, sakykime, kiek to želatinos gali išbrinkinto suvalgyti, norisi, kad greičiau visą tai tą organizmą patektų šitas kolagenas, laikytis tos vadinamos subalansuotos mitybos yra sudėtinga. Dabartinė mėsa, jinai yra, tiesiog grynas tas raumuo, šaltienos dabartiniai vaikai nežinau, kada paskutinį kartą valgė, pažiūrėti baisu, ne jas, želė irgi nebėra visiškai populiarus, kaulų sultiniai irgi jau yra toksai prisiminimas, arba restorano kažkoks tai retas dalykas, taip kad mes tikrai maiste mažiau to kolageno gaunam, kartais parekomenduoju irgi naudoti kolageno papildus. Rekomenduojama 1 ir 2 tipo kolagenų vartoti papildomai, nes jau prieš 13 metų Kanadoje, Amerikoje ir Italijoje atlikti medicininiai tyrimai parodė, kad įvairiomis sąnarių ligomis sergantys žmonės sugebėjo iš esmės patobulinti savo kasdieninę veiklą ir reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę, papildomai vartojant 90 dienų nedenatūruotą 2 tipo kolageną. Maisto papildas Semiogemze biologiškai aktyvus, natyvinis, grynos formos, nedenatūruotas 1 ir 2 tipo kolageno derinys su vitaminu C. Sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolagenų nereikia papildomai apdoroti. Jie labai paprastai įsisavinami ir pristatomi ten, kur jau reikia. Nijolė džiaugiasi atradusi būtent maisto papildą Semiogemze, nes jau žino jo patikimumą ir veiksmingumą. Aišku, atkreipiau dėmesį, kad tai yra šveicariškas produktas, jau tai patikimumas, kad tai yra vitaminas C, kuris padeda kaip antioksidantas, kaip jis padeda išlaikyti ir drėgmę, ir apsaugo nuo kenksmingų laisvųjų radikalų. Na ir yra kolageno 2 tipų, kurie irgi taip pat padeda kremzlėms, sąnariams. Ir kaip tik pakuotė 2 mėnesiams ir galima bet kada vartoti maisto metu. Nedidelė kapsulytė su vandenuku ir viskas. Ir būtent tu turi tos dienos normą kolageno. Maisto papildą Semiogemze rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu, fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami kelių bei stuburo sąnariai, sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas, pagyvenusiems žmonėms ar tiems žmonėms, kurie jau turi judėjimo ar įgimtų problemų, vyresniems vaikams ir augantiems jaunuoliams. Poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso. Bet iš tikrųjų paskaičius sudėtį, įsigilinus, galima tikėti, kad tikrai padės tau ir kremzlėm, ir sąnariam, ir odai. Ir tu geriau jausies.